testuoju mikrofoną. Tikiuosi, kad veikia, nes nusipirkau naują mikrofoną specialiai tam, kad būtų geresnė garso kokybė. Tai ką, pasidarėm čekiną, kaip matėte iš pačio ryto. Tam buvo po 5:30, dabar tai yra 9 valandos. Tai pagaliau atrašė treneriukas, viską. Aišku, užmigau, nes vis tiek anksti atsikėliau, viską kitką. Susirašėm planą, ką turim šiandien nuveikti ir panašiai, viską kitką. Tai ką, šiandien lieka kaip lygiai 7 dienos iki varžybų, sakykime 6, nes šiandien yra pirmadienis. Tai šiandienos yra planas yra išgerti 5 litrus vandens, suvalgyti visos dienos maistą, aišku, parodysiu. Ir ką? Belieka surinkti 12 000 žingsnių, manau, čia bus gan lengvai susirinkti, pasidaryti kardiją 30 minučių, irgi gan lengvai. Šiandien pasidarysim nugaros treniruotę, nes reikia tiesiog, kad visi karpsai praeitų, taip vėliau viską kitką. Aišku, nebus ten 100% su, kaip sakau, su PR-ais ir panašiai, nes nebereikia. Mums tiesiog reikia palaikyti tą raumens tonusą, tai bus kažkur 70% jėgos panaudota, kaip matote. Gan esu tik tais reikia karbinti iš panašiai. Tai šiandien bus tiesiog paprasta eilinė diena, o rytoj važiuojant į Vilnių, nes galvoju, reikia pasidaryti normaliai pikvyką Vilniui, tai gavos taip, kad pasakė, kad rytoj bus ir feedas. Rytoj 750 anglių. Tai bus kelionė labai gerai. Stengsiuosi irgi iš pačio ryto išvažiuoti, kad kuo mažiau streso būtų, kad kuo mažiau kūnas jaustų stresą ir panašiai viską kitką. Tai va, aš tada ką, liukiu darytis pirmą mylą. Pirmas mylas gaunasi labai paprastas, 50 gramų avižų. Gausis 60 gramų whey dripo iš proteino. Tada kas gaunasi dar įsidėjęs braškių 100 gramų ir įsidėjęs 20 gramų to migdolo sviesto iš milnacų. Tai taip einu, aš tada darausi ir tada parodysiu final looką. Jau, čik. Jo, mikrofonas turėtų veikti. Tai va, pasidariau avižas. Aišku, kame dalykas gavus, kad braškių nebeturėjau, tai tiesiog įsidėjau šilauogių. Aišku, ne 100 gramų įsidėjau, o 70 gramų, kad biškai išlyginti plius minus kalorijas. Tai va, dabar darau whey dripą, kaip sakant. Čia gaunasi 60 gramų proteino. Kartu įdėjau 10 gramų glutamino ir 5 gramų kreatino. Tai dabar gaunasi, kad sumaišau. Kad būtų tas toks whey pastas, whey dripas. Tai santykis buvo toks, kad, sakykime, 60 gramų baltymų ir 50 gramų vandens. Visada gaunasi tokia konsistencija. Vos neišpyliau. Tai dar biškai reikia pamaišyti, kad jis labiau toks suaktyvėtų, kad šiek tiek tirštesnis ir skystesnis būtų. Aišku, čia visiems gali daryti pagal save, norit skystesnį, tai dėkit daugiau vandens, norite tirštesnį, galite dėti ne 50 vandens, 40 vandens, visada toks kaip grinai kreminis gaunasi ir panašiai viską kitką. Tai va, aš dabar įsimaišau, jau geros konsistencijos, kaip matau. Visi, kaip sakant, baltymai ir išmaišyti. Ir va, tiesiog, kaip visada, ant košytės papilu. Ir uždėsiu 3 gramus to druskos ant viršaus. Ir po to įdėsiu į šaldiklį, kad šiek tiek sustingtų ir panašiai. Nes tikrai ką tik iš mikrobangės ištraukta košė, žinot, kad karšta yra ir panašiai, tai nelabai ir skaniai valgosi. Aišku, kaip repesi, viskas skaniai valgosi. Ir aišku, po to ištraukęs uždėsiu tiesiog, tai parodysiu.
ir išdėsiu milinacų anakardžių riešutų kremą 20 gramų. Tobulas skonis. Tai va taip. Tai ką, aš tada baiginėju čia darytis ir susitiksim, kai varysim galimai į salę. Nes po šito valgio varau tiesiai į salę daryti nugarą. Tai va, paskutinis vaizdas yra toksai. Biškiai va apstingo. 20 gramų migdolų iš milinacų. Tai va, suvalgau ir varom į salę. Check. Mic is on. Tai va, žodžiu. Tai ką, pirmas pratimas bus lat pull downai. Aišku, svoris bus maks iki 8-5 kg, nes reikia pasidaryti šiandien maks iki 80% viso pajėgumų, o šiaip tais darau su 110, nu tai va čia ir gaunasi, 85, sakykime, plus minus. Jo. Aišku, pirmą pasidarysim apšilimą, kad ramu biškį priprastų ir po to važiuosim toliau. Aišku, pasidarysim čia tiktais 3 setus. Praktiškai daug šiandien pratimų nebus, tik 4 pratimai iš viso. Tada ką galiniai deltai ir 3 pratimai bus. Visai simple tokią dieną. Manau, gan greitai prasisuksiu. Aišku, daug nefilmuosiu, po porą gal setų kiekvieno pratimo ir varysim valgyti. Panašiai. Ką važiavam, darom. Čia, kaip sakau, iš karto sudėjau vos ne visi savo tą svorį, nes gan lengvai darys. Panašiai. Žiauriai patinka šitos rankinėlės, nes žiauriai gerai jaučiasi lacai. Irgi jaučiuosi papilnėjęsnis, karbino jau kilintą dieną iš eilės. Tai žiauriai insane. Gaila, kad nėra čia to, kaip kitoj salėje buvo, kaip matėte praeitose video, kur dariau nugaros dieną, kur atsirėmęs gali daryti rausus, tai tenka biškį paeksperimentuoti, tai padarysim sitę rausus. Iš karto sėdėjau čia 5 kg, 8% savo. Tai irgi va, 3 setus pasidarysim. Gražiai. Sakau, dabar jau pradėjau daryti antrą pratimą. Tai pipėts nugarą užsipumpavo. Iškart mygam, nes anglis jau vaikšto. Tai labai gerai. Dar ypač kai vakar buvo lesdėjus, buvau užvažiavęs į Vilnių, pas sesės ant taip toliau, panašiai su šeima, pasivaikščiom, tai refeedas labai gerai nuėjo, tai labai gerai. Važiuojam. Life work. Tai va tokia savaitė bus life motherfucking work.
바다 속에서 널 데리러 왔어. 어째 나는 이제 버려. 우린 함께해. 네 모습이 보여. Will everything 보여. Would you like to swim in the sky? 우리 멀리 떠나자. Cause baby 너 여기 밖은 좋아. Swimming, swimming, swimming like a bird. Dreaming, dreaming, I can fly to anywhere. You are, you are, that's right. Swimming, swimming, swimming like a bird. Dreaming, dreaming, I can fly to anywhere. You are, you are, that's right. Jau, tai ką, grįžom po salės, darėm amazing treniruotę, tai va, darau dabar pasvarto gmylą, tai gaunasi 50 gramų sausų pusryčių, gausis, kad eis čia 30 gramų baltymų proteino, dabar dedu glutaminą, nes per dieną 10 gramų išgeriu, tai įsidedu ir, aišku, proteinas, irgi 5 gramus, nes pasalės ir panašiai. Ir dėsim šitą į salatą 30 gramų. Ir dar dabar ką tik pasidariau tokį kokteiliuką, irgi, nes reikia iš viso reikia 60 gramų baltymų suvartoti, bet aš galvoju, tiek sausų pusryčių tiesiog man yra gan per daug ir panašiai. Tai tiesiog pasidariau protein shake drinką, tiesiog šitą. Tai čia tiesiog įsidėjau 30 gramų kito proteino ir įsidėjau ledukų su vandens ir panašiai, nes man reikia skysčių. Tai va taip, va liko dar 10 gramų įsidėti proteino. Amazing. Ir ką, toks bus mylas. Dabar čia tiesiog biškį vandens įsipilsiu, kad būtų toks mini skystumėlis. Ne per daug, gal kokį 30 gramų vandens. Ir ką, išgersim šitą ir eisim daryti kardio. Dviratuką praminti reikia šiandien 30 minučių, išrašė treneris, tai jo. O po to keliausim daryti vištieną su ananasais ir ryžiais. Tai va. Einu valgyti, o po to susitiksim, kai padarysiu kardio ir viską kitką.
Cik. Nepataikau iš vienos rankos. Cik. Pasidariau kardio viską, įsidėjau vištą kepti. Ta proga, kol čia 30 minučių keps tą vištą, einu prasėjusiu pro savo rajoną, nes reikia susirinkti stepus. Kardio 30 minučių jau padariau. Ką tik. Tai va. Užsidedu maikę ir einu. Jau. Šiš. Tai va, toks mielas. 300 gramų vištienos, 150 gramų ananasų, biški jalapenų, biški pomidoriukų, aišku čia ananaso biški gabaliukas plonas toks gavosi irgi, bet jau tingiau pjaustyti, tai va. Ir kitas mielas bus irgi toks pat, tik tais dasidės ryžių 50 gramų. Jeigu nepamiršiu nufilmuoti, tai nufilmuosiu. Nu tai ką, pamiršau parodyti, kad kokius maistus suvalgiau. Dabar, kaip matot, kalbu kaip Batmanas. Tai žodžiu, buvo mylas tas kitas, tai 300 gramų vištienos, krūtinėlės su 50 gramų ryžių ir 105 gramų ananasų. Aišku, biškit šiek tiek daržovių. Ir tada last mylas buvo 200 gramų menkės ir 2 kiaušiniai, kur dabar esu suvalgęs ir dabar tiesiog kalbu. Tai va taip, kalbu čia porą minučių, kažkur 6. Šiek tiek dekompresuoti nugarą. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Ir panašiai sutiksim rytoj, kur važiuosim į Kauną, o po to į Vilnių. Pamatysit. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksim rytoj iš pačio ryto. Haha.